susitikimas mums primena, mums sako, kad tikrasis žmogaus svajonių visų išsipildymas, jo gyvenimo įprasminimas mums tikintiesiems nėra turtuose ten sėkmėje, ilgame gyvenime, ko mes tai be abejo linkime vieni kitiems ir to, bet esmė yra kitame. Susitikime su Dievu. Simeonas galėjo ramiai jau išeiti iš šio pasaulio. Ir tai irgi labai svarbu, tie žodžiai parodo, koks tas susitikimas yra svarbus. Mes sakom, linkim vieni kitiems ir patys svajojam, kad ir aš taip gyvenime sutikčiau Dievą, kad patirčiau jo buvimą, jo malonę, o tą tikrą. Ne tokį kartais, kai mes ten išgyvenam ar neišgyvenam nieko net maldoje, štai ateina laikas melstis, o mes taip, gerai, reikia melstis, pasimelsiu. Bet tikras susitikimas su Dievu, kuris apgaubia apima žmogų tą palaimą, tikrą laimę. Ir tada, kada tai vyksta, yra tiek svarbu, kad kaip Simeonas ištarė tuos žodžius, gali leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai reiškia, jisai sako, dabar aš jau galiu numirti. Nes jau vyko tai, kas turėjo vykti mano gyvenime, be ko aš labai bijočiau numirti. O dabar galiu ramiai numirti. Tiek tas susitikimas su išganytoju, su Mesiju, jį paveikė, kad jisai jau nebebijo numirti. Va dabar iš karto. Viskas, aš jau galiu ramiai iškeliauti.